Atidaryk verslo sąskaitą SEB banke. Augantiems kasdien. Labas rytas, brangūs žiūrovai, su jumis eterė Ateities milijonieriai ir aš, laidos vedėjas Leonardas. Šiandien susipažinsime su startuolio kūrėjais, kurie sugalvojo labai kilnią ir labai svarbią visais laikais misiją. Soci.lt platforma skatins moksleivius savanoriauti daugiau. Ir anot pačių autorių, šios idėjos autorių, tai bus galima padaryti kur kas paprasčiau ir kas įdomiausia, įdomiau. Mėlėjai, bet pagal viską, pagal planą, kaip visada, susitikti su mano bičiulė Rūta iš SEB banko. O, eglutės karota, eglutės žalia. Labas. Tai kaip gražiai derinės. Žalia, žaliuojantį Rūta. Mieloj, mes susipažįsime su Soci.lt kompanija. Ar turi kokių klausimų, kurie kirba? Turiu, bet pasilaikysiu. Ne, aš noriu pasitikrinti, nes man irgi klausimas vienas ypatingas. Man, kaip žinai, iš banko labai rūpi, iš ko jie uždirba. Man kaip menininkui, šitas prioritetinis klausimas. Labai gražu, kai žmonės turi tokią, žinai, altruistinę misiją padėti, bet iš kažko tai reikia gyventi, ne? Taip, labai graži idėja, labai aiški, kokia čia problema, bet labai įdomu iš tikrųjų. Labai mums abiems smalsu ir to atsakingas. O aš atsakingas už tai, kad atsakys į visus mums rūpimus klausimus. Šitą pirmiausia. Gerai. Sutarėm. Gerai. Atvykstame į Vytauto didžiojo gimnaziją Vilniuje. Labą dieną, mes čia turim susitikimą. Galim praeiti? Soci.lt kūrėjai Alanas ir Kornelijus vis dar mokiniai. Tiesa, šiandien mūsų Rūta pasikvietė ne į savo mokyklą. Jaučiu, kad čia mūsų lauks labai rimti išbandymai. Bet prieš juos metas įsiaiškinti, kas yra Soci.lt, nuo ko prasidėjo jaunuolių susidomėjimas verslu ir žinoma, kiekgi jiems dar trūksta iki pirmojo milijono. Kaip kilo šita Soci.lt idėja? Tiesiog pradėjom galvoti, ieškoti rinkoje problemų. Ir kadangi mes patys esame mokiniai, mums šita mokyklinė aplinka yra ganėtinai žinoma, visi tie niuansai, visas problemas. Ir kaip tik tada išpuolė, kad atsirado tos reformos naujos. Viso švietimo ten 11 klasėje dėl egzaminų, taip pat dėl socialinės pilietinės veiklos. Ir pamatėm, kad atsirado reformos, bet ta tvarka, visa apskaitos ir tų savanorysčių paieškos išliko tokia pati. Tai pagalvojom, kažką reikia daryti su tom savanorystėm. Tai galvojom ir tada Alanas labai gerai pasiūlė, kodėl nepadarius mums platformos, kuri taip viską apjungta. Jau besimokydami 10 klasėje vyrukai puikiai įvaldė vieną pagrindinių verslo kūrimo taisyklių. Būtina surasti opią problemą bei pasiūlyti patogų sprendimą. Lieptų jiems tapo švietimo pataisos. Nuo 2023 metų socialinė pilietinė veikla mokiniams tapo privaloma. Pilietinė jų veikla mokytojams reikia registruoti ir dokumentuoti. Tuo pačiu moksleiviams norisi susirasti įdomesnių galimybių, kur ir kaip savanorystę atlikti. Soci.lt tai ir sujungia. Mokiniai čia galės atrasti įvairiausių pasiūlymų, kur savanoriauti, o mokytojai atsipūs nuo popierizmo. Tai už juos spręs Alano ir Kornelijaus sukurta platforma. Kiek sutaupot laiko nuo visų tų popierių, padavimų, pažymų ir... Su šita platforma? Taip, su šita platforma. Neskaičiavom, kiek tai yra mokyklos administracija ar mokytojai laiko sugaišta tiesiog registruodami tai. Galime dabar ten plius minus, jeigu vienam mokiniui lietsai ten 2 minutės užregistruoti, ten tam Excelį supildyti, tai 30 mokinių, tai sakykime ten per, nežinau, ar savaitę, ar mėnesį išeina 30-60 minučių, tai lietsai vienam mokytojui, čia viršvalandžių moka. Tai jeigu yra mokyklui 40 mokytojų, tai čia yra 40 valandų viršvalandžio per mėnesį. Mums abiems labiausiai rūpimas klausimas iš tikrųjų yra Soci.lt labai socialinė, labai socialiai atsakinga platforma ir graži jūsų misija, bet mes vien tik tais, jūsgi ne vienuoliai, jūs, kaip sakoma, ne... Verslininkai. Jūsgi verslininkai, tai iš ko
Tai mūsų pagrindinis, sakykime, tas tikslinis klientas yra mokyklos, kadangi mokyklom krenta didžiausia našta administruojant 700, 800, gal net 1000 mokinių socialinės pilietinės veiklos valandas ir ten popieriai, pasimeta viskas. Tai tas, kas mums mokės, tai nėra didelė kaina, ten yra abonementas mėnesinis, tai bus mokyklos. Ateityje taip pat žiūrime į plėtrą, kad galėtų prisijungti ne tik nevyriausybinės organizacijos, tačiau ir uždarosios akcijos bendrovės ir ten mažos bendrijos, kurios ieško savanorių, tačiau jom būtų mokami skelbimai. Na ir mes dar turim planų plėsti su šitą programinę sistemą į praktiką, kadangi yra studentų praktika, kadangi yra analogiška situacija universitetų sektoriuose, ten jau yra ir daugiau pinigų, o platforma plius minus analogiška. Jaučiat, kad kalbam su 12-okais? Man kartais atrodo, kad šneku su rimtais verslininkais, žinančiais atsakymus į visus pasaulio klausimus. Simono Daukanto gimnazijoje besimokantis jaunuoliai susitiko 9 klasėje ir tuo pat pastebėjo, kad juos sieja aistra verslo kūrimui. Ilgai nelaukę jie ir nusprendė tuo užsiimti. Tiesa, pirmasis produktas platforma, kurioje būtų galima palyginti įvairias kainas, nepavyko. Tačiau Kornelijus ir Arūnas nė negalvojo nuleisti rankų. Dabar Soci.lt vystymui jie jau paskyrė 3 metus ir didžioji diena, jos paleidimas, įvyks jau visai netrukus, šį mėnesį. O jūs jaučiat, kad tai baigsite 12 klasę, nežinau, studijuosite vienam universitete ar įsilakstysite, kaip tą brandulį, tą idėją išlaikyti, kokia ateitis, kaip jūs ją matot, viziją? Tai mes ją, aišku, kad išlaikysim. Čia toks įdomus faktas, kad mūsų komanda per tuos 3 metus nėra nė karto gyvai susitikusi, kad būtų visa. Tai čia, vadinasi, tą brandulį išlaikyti yra labai lengva, kad ir visi būtų Vilniuje, kad ir po visą Europą išsimėti. Aha, o kiek jūsų yra komanda? Mes esame 5 ir mes iš tikrųjų esame jauniausi. Mes turime 3 komandos narius, kuris vienas dirba, kitas studijuoja, kitas ir dirba, ir studijuoja. Ir jie visi dirba prie mūsų projektų. Aha, ir ką jie dirba, jūs aišku ką? Jie pagrindę užsiema techniniais dalykais. Turime 2 taip vadinamus back-endo, tai yra programuotojus, kurie programuoja duombazes, programuoja, kaip viskas veiks ir atrodys. Ir turime vieną, irgi vadinamą front-endo, kuris programuoja, kaip viskas atrodys. Dizainą. Kaip tau atrodys. Jo, kaip naudotis ir kaip viskas gražiai bus. Jūsų istorija iki šioliai skamba kaip holivudinis filmas. Viskas labai tobula, labai gerai. Negi nesusipykot, negi nekaltinat vienas kitą. Mokam parduoti. Jo, iš tikrųjų, tokių pykčių tai nebuvo. Tarsi, savaime aišku, kad yra kažkokių nuomonių, nes, kur eina skirtingas kelias, vienas sako darom taip, kitas sako darom kitaip, bet visada surandam kompromisą. Iš tikrųjų, ten pykčių taip, kad eik kažkur arba nedarysiu, niekada nebuvo. Toks didžiausias iššūkis gal buvo pirmą komandą susiformuoti. Turėjom vieną programuotoją, kuris darė mūsų projektą kaip savo baigiamąjį darbą kursų. Na ir gavus taip, kad padarė, ten mes kalbėjom, kad toliau darys, bet numetė, paliko kaip yra ir yra, tada turėjom susirankyti naują komandą, kuri dabar yra labai amazing, bet jie turėjo perkurti visą kodą ir tada vėl pagerinti, tai gavus toks 2 darbas, tai šitas gal bent su Soci buvo didžiausias iššūkis, kodėl mes stagnavomės labai. O jau turite tą viziją, jau planą, verslo planą, kada jau tapsite ateities milijonieriai? Taip, aš iki 30 noriu sraigtasparnį nusipirkti. O ką tu su juo darysi? Iki Utenos ir atgal į kaimą. Ai, tu iš Utenos, ne? Kad nevažiuoju to keliu. Nes man dažniausiai norėčiau jachtas, dainavą, mus sraigtasparnį. Aš manau, kad iš tikrųjų pinigai nėra tas esminis siekis, o iš tikrųjų reikia kažką sukurti ir padaryti. Na ir jau pinigai ateis savaime. Tu tiki, kad darant gerus darbus, taip nesavanaudiškai? Nebūtinai gerus, tiesiog kuriant kažką. Klausydama pokalbio, tai tiesiog klasikinis platforminis verslas, kur patvirtina, kad idėja tai yra tik 20% svarbu jos įgyvenimas, visa kita dalis. O kitas dalykas, kas mane labai žavi, patvirtina dar vieną tokią, ne mitą, bet iš tikrųjų, kad tokiam versle gali komanda būti net ir nesusitikus ir per nuotolį dirbti ir sėkmingai tas verslas iš tikrųjų gali būti plėtojamas. Labai aiški prasmė. Ir šie vaikinai labai aiškiai moka skaičiuoti laiko išlaidas. O dabar su Kornelijumi ir Arūnu turime rimtai apsitarti, nes mūsų laukia milžiniška prezentacija prieš 100 ar daugiau
moksleivių. Aišku, didelių scenų aš matęs, tačiau kiekvieną kartą atsidūręs prieš paauglius, prisipažinsiu, šiek tiek jaudinuosi. Prieš tai, žinoma, būtina šiek tiek pralaisvinti kalbos pedalus. Elektromolekulinis akumuliatoriukas. Na, bet su tokia komanda, tikiu, viskas bus gerai. Taip, labą dieną, Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazija. Mėlyje, mes žinome, kad atitraukiam jūs nuo rimtų dalykų, tai yra pamokų, kurių jūs taip pasilgote ir taip norite grįžti į jas. Labai atsiprašome ir labai vertinam, kad jūs skiriate mums dėmesį. Vat, ir ačiū, kad klausot, ačiū, kad susirinkote savanoriškai. Va, mėlyje, pristatau, mes esame Ateities milijonierių laida, kurios pavadinimas jau daug ką pasako. Mūsų misija atrasti projektus, kurie turi savyje potencialą, turi savyje ateitį, kurie garsins Lietuvą ir suteiks labai daug naudos pasauliui, mūsų šaliai ir panašiai. Ir šiandieną į jūsų gimnaziją mes atėjome su tokiu projektu. Tai yra soci.lt, komandą norėčiau pristatyti. Kornelijus, Alanas, ir Rūta, mano draugė, kurie yra iš SEB banko jau patyrusi, jeigu bus klausimų apie verslą arba paskolas ir panašiai. Apie viską, kas susijęs su banku. Jo, bet mes čia atėjome dėl soci.lt platformos. Prezentacija einasi kaip iš pypkės. Man beveik nelieka vietos ant scenos, nes Kornelijus ir Alanas patys puikiai tvarkosi. Mokiniai atrodo susidomėję, o prezentacijos gale mums pažiūrė nemažai klausimų. Iš karto po pristatymo nusprendžiame šiek tiek paklausinėti mokinių, ką jie iš tiesų galvoja apie privalomąją socialinę veiklą. Kartais tiesiog atrodo, kad mokyklos bando prastumti tą visą pilietiškumą ir kad padaryti tai vien dėl to, kad dėl popieriaus kažkokio ir vien dėl to, kad privaloma ir vien dėl to, kad kažkas tai pasakė. Bet dabar, kai jūs pateikėt savo platformai taip, kad, čia galbūt gali būti fainai, tai aš manau, kad ir daugiau mokinių pamatė, kad visai naudinga ir visai smagu. Mums uždavė klausimą, mes tą patį klausimą užduosim. Kaip galvoji, ar tos socialinės pilietinės veiklų valandų kiekis, ar jis yra 9, 10, 20, man rodos, Ar jis yra žmogiškas? Jo, ar jis yra žmogiškas. Ar jis yra... Aš manau, kad galbūt 11-12 buvo šiek tiek persistengta, nes manau, kad šiaip 20 valandų, visų pirma, tai nėra apie valandas, tai turbūt yra apie tos pačius renginius ir apie kiek tu tenai savanoriauji ir tada tos valandos savaime kažkaip susirenka, bet šiaip 70 valandų tikrai yra labai didelis skaičius. Ar tai gali būti, kad jūs galbūt nepataikėte į veiklą, kuri jums patiktų ir kur jūs jaustumėtės naudingi? Jeigu viskas būtų tvarko, gal tų 70 valandų pritrūktų? Gali būti, kaip Milda ką tik sakė, kad prieš mūsų pristatymą ta savanorystė atrodo tokia labiau priverstina, formalumas ir panašiai. Tai mūsų toks pagrindinis tikslas yra parodyti, kad čia yra faina, čia yra naudinga, čia yra labai linksma, jūs susirenkat 5 ir varat šuniukų pavedžiot. Kas galėtų būti geriau? Panašu, kad mokytojai dėl Alano ir Kornelijaus startuolio tiesiog netveria džiaugsmu. Nes dabar, kaip tikina gyvenimo įgūdžių mokytoja Neringa, dokumentacijos jai tenka užpildyti tikrai labai daug. Koks tas dokumentų kiekis yra, per mėnesį, per metus? Atsidusot labai giliai. Atsidusau, nes kol kas tai yra mano pirmokai, tai jie dar tik pradėjo rinkti tas valandas, jie turi laiko iki 10 klasės surinkti 40, tai jie neša taip dar pradžiai tik tai patys aktyviausi, bet jau yra kokių dokumentų, 100. Pačių lapų tiesiog, nes, žinot, tos valandos, tai kažkas gavo 2, kažkas gavo 3, kažkas gavo 1. O galite man vizualizuoti, kaip atrodo dokumentų pildymas? Tai yra A formatas, sakėt, jo, formatas? Dokumentas yra dažniausiai A formatas, surašytas rekvizitai, įmonė, kuris vaikas atliko, iš kokios mokyklos, ką jisai veikia ir kiek socialinių valandų gavo. Man atrodo, sudėtingiausias procesas yra susigaudyti, kokį tą dokumentą atnešti ir pačios įstaigos, pačios organizacijos net ne visada turi jau sistemą padarytą. Neringa, norisi ir jums turbūt sakyti, ir man jums sakyti, jūsų mokytojų vardu, jums kaip mokytojams. Ar jums to reikia? Net 21 amžius. Galų gale, atsirado jaunimas, kuris palengvina visą situaciją. Taip, tikrai taip. Oba!
Vos neparkavau, matei? O dabar paskutinioji šios dienos užduotis – savanorystė. Atvykstame į energetikos ir technikos muziejų, kur esame labai entuziastingai pasitinkami. Panašu, kad pagalbos jiems tikrai reikia. Sveikinu energetikos ir technikos muziejų, pačiam įdomiausiam, interaktyviausiam muziejui Lietuvoje. Ir šiandieną padėsim lankytojams teisingai naudotis eksponatais ir turėti maksimaliai gerą laiką mūsų muziejuje. Žilvinai, kodėl jums reikia savanorio ir ką jie turi atlikti? Tai dažniausiai savanorius samdomės ne kasdieną, o didesnėm progom. Tai pavyzdžiui, paskutinis mėnesis sekmadienis yra labai gausiai lankomas muziejuje ir tiesiog mūsų komandos nebeužtenka visiems sužiūrėti. Savanorių darbas yra valdyti lankytojų srautus, prižiūrėti erdves, kad būtų tvarkinga ir kad eksponatais būtų naudojamasi teisingai. Mes esam savanoriai, mes už tai negausim atlyginimo, bet koks yra, nežinau, dvasinis, energetinis prasmė. Tai akivaizdžiausia turbūt nauda būtų socialinės valandos, kurios yra privalomos visiems vyresnių klasių mokiniams, bet galiu pasidžiaugti, kad turim ilgamečių veteranų savanorių, kurie jau seniai atidirbo savo valandas ir vis tiek čia grįžta, nes jiems tiesiog patinka čia leisti laiką ir suteikti žmonėms džiaugsmą. Esame palydimi į vieną iš muziejaus salių. O čia veiksmo. Tik spėk dairytis. Čiuožimas, mirties kilpos, šuoliai. Kadangi eksponatais gali naudotis kiekvienas lankytojas, prie daugelio iš jų dalyviams prireikia pagalbos. Žinoma, pirmiausia eksponatą turiu išbandyti aš. Jeigu mes esam savanoriai ir Leo yra mūsų... Aš esu bandomasis liūtas. Bandomasis kyšis, taip. Ir mes savanoriai. Tai ką mums reiktų žinoti, ką patikrinti prieš Leo bandant? Visų pirma, reikia įsitikinti, kad parašiutas yra prisegtas teisingai. Turim daugybę kilpų. Ar mes bandom dabar įsodinti? Iš karto, gerai. Čia kišti koją? Ne. Pradėsim nuo kuprinės. Čia įsidedam vieną ranką, kitą ranką. Tada reikėtų padėti kojas prisisegti. Turim net... Čia kilpos yra iš šono. O tiek savanorių ir dalyvauja prie vienos atrakcijos? Paprastai vieną užtenka. Va, ir matom skrydį, jau dabar paleis. Matom skrydį, matom kaip Leo iššoka iš lėktuvo. Krenta ir... Apmokyti savanorystės išbandome ją ir patys. Neabejotinai, tai vienas iš linksmiausių būdų susirinkti savo pilietinės valandas. Galim jūs pagelbėti ir pasiūlyti? Žinoma. Pasimatuoti pradžiai. Jo, norit jūs to ar nenorit? Nu, liktais per ribą, bet tinka. Jo, nu tikrai galite praeiti toliau, jūs išlaikėte egzaminą. Prašom praeiti. Taip, tai galite atsisėsti ant dviratuko kol kas, kol jūs virš pozicijų į savo. Ir reikia užsisekti, ten šonė turėtų pasaktis. Beje, šita apeiga vadinasi jūsų gravitacija. Tiksliau, nu, mūsų. Ir dabar atsargiai jo, čia Leon leisi. Aš aukštesnis geni. Taip. Va, tik tais nepersistenkit, kad per daug nespaustų, kad jūs nesusilenkite. Kvėpuojat? Va, nugara tiesi, kojytės ant pedaliuko, stabdžiai čia ir 3, 2, pradedam. Minkit. Jūs stiprus žmogus, didelis žmogus, stiprus, važiuokit. Važiuokit smarkiau, dar smarkiau. Smarkiau ir dar taip, va, pirmas ratas. Viskas tvarko, mes jūs gaudom. Antras ratas, dar liko 18, kaip jūs norėjot. Turi labai daug idėjų komanda, ne? Ir man patiko, kad jie sako, o išsprendžiam dabartinę problemą, kuri iš tikrųjų egzistuoja rinkoje, ne? Tai bendro lavinimo mokyklose reikia surinkti socialinės valandas mokiniams, ne? Ir tas socialinės valandas reikia užfiksuoti kažkaip mokyklai, kad jie ten dalyvavo, kur dalyvavo ir taip toliau. Įmonės irgi nori tam tikrus dalykus pasiūlyti. Tai jie galvoja, kodėl mes čia negalėtume suvesti mokyklos, tų įmonių, kurios nori mokinių, kurie ten kažkokius socialinės valandas atliktų. Ir jie, manau, sprendžia tiesiog labai gerą problemą. Tai vienas dalykas, idėja labai gera, bet aš labai tikiu komandą, kuri tenais yra ir kurie daro ir aš matau, kaip jie juda. Tai jie pakankamai greit juda ir logiškai kalba. Aš dabar supratau, apie ką soci.lt primena biržą, ne? Birža, jo, kažkiek yra birža. Bet tokia... Socialinė birža. Socialinė birža, bet moksleiviams ateinant iš poreikių tą, kur dabar privaloma tą daryti, tai kažkaip tai
Čia, man atrodo, teisingas privalomas reiškinys tas atlikti socialinį darbą.